irgi matau dar nedirba. Tvarkingi baldai, viskas kai susistatys, viskas tikrai bus džiugi. Nisijamos koridoriai šiaip atrodo tvarkingai, atsidaro dar tai po 4 dienų viešbutis. Superior Nisijanos viešbučio kambarys, labai tvarkingas kambarys, atkreipiu dėmesį, kad čia yra 3 žvaigždės. Kambaryje yra arbatinukas. Kambarys šiaip mažutis, bet tikrai viskas čia okei. Na ir laukia dabar lyja, bet labai gerai matysis. Va, Nisi paplūdimys, Nisi Beach yra labai netoli čia, kur jūra, tai gražiausias salos paplūdimys. Teritorija. Viskas tvarkingai, matau vaikų žaidimų aikštelę šone. Gana didelis baseinas. Visai gera vieta, viskas čia yra liuks. Ir Superior kambario ponios kambarys. O va taip atrodo 3 žmonėms Superior kambarys. 3 normalios paprastos lovos. Ir čia yra ne sea view, bet vaizdas į apylinkės irgi visai fainas. Superior Family Nisijanos viešbučio kambarys. Oho, toksai family, tai reiškia, kad labai daug lovų čia pridėjo. Tai 2 gulė, 2 sustumtos, viena atskirai ir dar va viena sofa. Kambarys visiškai toksai pat, tik tai, kad daugiau lovų, gal čia didesnis negu kad Superior paprastas kambarys. O vonios kambarys tai atrodo taip pat. Nisijanos Standard Family kambarys. Standard, primenu, yra nerenovuoti kambariai. O, 4 lovos, bet tai visai tvarkingas, viskas gerai. Ir vonia tvarkinga, tik tai tiek, kad čia jau su užuolaidom, o Superior buvo su sienelė. Ir Nisijanos viešbučio standartinis kambarys. Tikrai tvarkingas, irgi viskas gerai, švaru, tvarkinga, kvepia. Vonios kambarys toks taip pat, va ir dušo užuolaida. Liuks. Ir ta kaina tikriausiai čia yra, sprendžiam dėl paplūdimio Nisi Beach.